Šiandien Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune pasodinome kaip ir atsakomasis veiksmas slyvą iš Strasbūro, tai yra dovana mainais į Kalinos medelį, kurį šis garbingas botanikos sodas padovanojo Strasbūrui. Puikus bendradarbiavimo simbolis. Tikiuosi, kad tuo prasideda ir Europos vaismedžių parkas arba jo pradžia Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune. Būtinai aplankyti. Kaip direktorius sakė, per žemę, per augalus ta bendrystė eina ir yra labai tvari šita bendrystė. Kai pasodini medį, tai jis kaip taisyklė auga 10 metų. Direktoriaus, kaip sakyt, palaiminimu ir perdavimu informacijos mes sukontaktavom ir buvo atvežti į Strasbūrą ir į Briuselį buvo atvežti Lietuvoje, tai konkrečiai botanikos sode, mūsų botanikos sode išvestos, reiškia išvesti krūmeliai paprastojo Putino veislės. Į Strasbūrą nukeliavo devynveislė, o į Briuselį nukeliavo veislė Aras. Augalai, gyvybė, tai ir kartu galim sakyti kaip ir tam tikra viltis, kad vienaip ar kitaip susitvarkys su tą viltim turbūt ir iš kolegų Strasbūro universiteto botanikos sodo slyvaitė su mūsų rankų pagalba prigis ir neužilgo turbūt galėsim po keletos metų galbūt jau paragauti ir pilnų vaisių.